Sveiki visi, jūs žiūrite 5 HTML CSS pamoką ir šioje pamokoje mes aptarsime tokį dalyką kaip paragrafai, o tiksliau tariant teksto paragrafai. Tai sakykime, paragrafai yra skirti tam, kad atskirti vieną tekstą nuo, sakykime, kito teksto. Ir tarkim, pasirašykime kokį nors, tarkim, tekstas sveiki atvykę ir toliau tiesiog taip atskirkime biškį ir tiesiog tagas P. O tai reiškia, kad tiesiog tekstas, kuris bus P tagė, tai yra šiuose P taguose, bus, sakykime, vadinamas paragrafu. Ir tarkim pasirašykime kokį nors tekstą, nesvarbu iš tiesų. Ir pasirašykime, nusikopijuokime šį paragrafą ir įterpkime, tiesiog įklijuokime dar vieną kartą ir atsidarykime savo svetainę ir tiesiog štai atsinaujinkime ir kaip matote štai sveiki atvykę, mums atvaizduoja tiesiog tekstą ir toliau paragrafas. Ir kaip jau tikriausiai supratote, paragrafai skirti tam, kad tiesiog atskirti atitinkamą tekstą nuo kito. Tai čia pirmas paragrafas, o čia antras paragrafas. Ir jis tiesiog padeda suskirstyti tekstą svetainiai. Tai ir yra, sakykime, tas paragrafas. Tai tiek ir norėjau parodyti šioje pamokoje, tačiau dar galiu pridurti kelis teksto, sakykime, formatavimo tagus. Tai pamenate, mokėmės bold tago, kuris paryškina tekstą. Štai, kaip matote, paryškintas. Taip pat breakas, tarkim, ir yra i tagas, tarkim, štai. Sveiki atvykę. Ir i tagas, tai sakykime, tekstą tiesiog palenkia į dešinę. Tiesiog italic šriftas tampa tas jūsų tekstas. Aš jums parodysiu, kaip jis atrodo. Ir štai, pirmas bold tagas paryškina, o i tagas, sakykime, palenkia tekstą. Ir jūsų tekstas tampa, sakykime, italic šriftų atvaizduojamas tiesiog. Taip pat yra tagas U. Ir šis tagas tekstą pabraukia. Kaip matote, tekstas būna pabrauktas. Ir iš esmės šie ir yra, sakykime, tokie pagrindiniai teksto, sakykime, vadinkime formatavimo tagai. Ir šie tagai yra, sakykime, labai dažnai naudojami ir jie kartais tikrai praverčia. Tai taip jūs galite, sakykime, pasižymėti atitinkamą tekstą su šiais bold, i ir u tagais. Tai vėlgi bold paryškina, i palenkia ir u pabraukia. Tai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi viską supratote, tai laukite kitų pamokų, nepamirškite prenumeruoti ir viso. Taip pat, jeigu kas nors neaišku, klauskite. Iki.